Labas, pirmadienio pokalbį iš mašinos. Šiandienos tema apie tai, kad daugelis tikisi gauti kažkokią stebuklingą piliulę, stebuklingą kristalą, stebuklingą gydymą, netgi kai kurie yra pasiryžę mokėti tūkstančius, kad tik pačiam nieko nereikėtų daryti. Tai po mano seminaro labai daug turite klausimų, patikslinimų ir tokių nubudimų, kad o visgi pačiam kažką reikia daryti, ar ne, kažkam vis dėlto reikia kažką padaryti. Labai džiaugiuosi, kad tas seminaras jūs išbudino, kai kam tikrai nurodė kryptį, kai kas tikrai daugelis iš jūsų suprato, ką darė ne taip, kodėl tam tikri procesai ir dalykai vyksta jūsų gyvenimuose. Tai labai džiaugiuosi, siunčiu širdelės ir bučkius. Bet kiti žmonės, kurie ateina pastaruoju metu į asmeninės konsultacijas arba naudojasi progą taro kortų konsultacijos tik už 5 eurus už vieną klausimą, labai vis dėlto sunkiai suvokia, kaip čia dabar reikės pačiam kažką daryti. Geriau eis į pas šamanus, kad užburtų, kad kažkokius ryšius nutrauktų, kad kažką ten nukirptų, kad savaime visos durys atsidarytų ir gausos, ir meilės, ir laimės, ir pinigų, visko. Be abejo, tam yra, šitom temom yra skirti kristalai, bet vis dėlto žmonės nenori patys veikti, nenori patys daryti. O man beklausant ir praėjusiai daug temų, aš tiesiog klausau ir galvoju, kaip viskas paprasta, tik pirštuką pajudink, užpakaliuką pakelk nuo kėdės. Galų gale, pasižiūrėk mano seminarą, ten pagrindiniai visatos dėsniai, kaip ir Dievo įsakymai, ar ne, taip ir visatos dėsniai yra labai svarbus, kad vyktų dalykai, kurių tu nori tavo gyvenime ir kad nevyktų tų, kurių tu nenori, kad jie vyktų tavo gyvenime. Bet žinot, kai žmogus neklausia, tu negali viską sakyti ir šiaip tu negali nueiti už jį kelio. Tu duodi įrankius, duodu atsakymus, duodu individualias konsultacijas, duodu taro atsakymus, duodu angelų žinutės. Pavyzdžiui, angelų žinutės, kur žmogui pasako, tavęs laukia nauja pradžia, ir tiek daug patvirtinimų buvo. 11 kortų kaladžių skirtingų, ar ne, ir visos pasakė nauja pradžia. Paleisk seną, daryk tą. Praktiškai visas planas susidėliojo pas žmogų, bet žmogus kažkodėl nenori girdėti. Klausia vis tiek manęs, nenori girdėti. Galbūt tam nepasiruošęs. Aš suprantu, kad baisu, mielieji. Aš 1000 istorijų pasakoju